Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Artėja mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė. Ir kviečiu ruoštis šiai didžiai šventei, šiandien apmąstant, prisimenant vieną iš skausmingiausių Jėzaus ir taip pat jo motinos mergelės Marijos gyvenimo akimirkų. Tai Golgotos kalnas, kai Marija su savo seserimi ir Marija Magdalietė kartu su apaštalu Jonu stovi po Jėzaus kryžiumi. Ir Jėzus kaip didžiausia dovana, labai iškilmingai tarsi sakydamas testamentą, taria mergelei Marijai, štai tavo sūnus, o apaštalui Jonui štai tavo motina. Ir ta labai ryški ir gili mergelės Marijos ir Jėzaus gyvenimo akimirka aprašyta trumpai evangelisto Jono Evangelijoje, bet jinai baigėsi tokiu sakiniu, kad nuo to laiko Jonas pasėmė Mariją pas save. Artėja ypatinga Marijos šventė, iškilmė ir 3 priežastis, kodėl Jėzus tai pasielgė ir kodėl mums irgi verta pasimti Mariją pas save į savo sielą, į savo širdį, į savo tikėjimo kelionę, į savo dvasinį gyvenimą. Pirmoji priežastis ta, kad Marija yra Dievo motina. Nors tiesiogiai švenčiame šitą iškilmę ir minime šitą slėpinį kiekvienų metų sausio 1 dieną, švęsdami Teotokos, Marijos Dievo motinos iškilmę. Bet tai irgi labai verta prisiminti artėjant Marijos nekaltam prasidėjimui. Kodėl? Marija Dievo motina, tai reiškia, kad Jėzus, kuris yra visiškai pilnai tikras žmogus, kaip ir mes, ir visiškai pilnai tikras Dievas, jis kaip žmogus buvo panašus į mergelę Mariją, nes buvo kūnu gimęs iš jos. Galim kiekvienas bandyti įsivaizduoti, medituoti, gal Jėzus turėjo Marijos žvilgsnį, Marijos akis, jos skruostus, veidą, kažkokius bruožus, laikyseną, manieras, gal vaikščiojo kaip Marija, ar bėgiojo, ar dirbo. Ir tas suvokimas, kad Marija yra Dievo motina ir bendravimas su ja gali mums padėti pažinti patį Dievą labiau, patį Jėzų. Nes Jėzus buvo panašus į Mariją. Marija buvo panaši į Jėzų. Kaip niekas kitas žmonijos istorijoje. Antroji priežastis, kodėl Jėzus palieka Mariją kaip didžiausią brangenybę, paskutinę savo akimirką gyvenimo prieš mirtį ir paskui, aišku, įvykusi prisikėlimą. Tai antroji priežastis ta, kad Marija yra ir mūsų motina. Jeigu tai nebūtų buvę svarbu, ko gero Jėzus būtų tiesiog mokydamas per tuos 3 metus savo sekėjus, tiesiog užsiminęs, kad svarbu gerbti savo mamas, svarbu klausyti, ko jos moko ir panašiai. Bet Jėzus palieka šitą pamoką, šitą pamokymą paskutiniai svarbiausiai akimirkai ir tiesiog netgi įgalioja Mariją būti mūsų mama, o mus būti jos vaikais. Tai reiškia, kad Marija nepaprastai svarbi kiekvieno iš mūsų tikėjimo kelionėje. Ir ko gero labai reikalinga mums, norint pasiekti Dievą, artėti prie jo. Kitaip, klausimas, ar Jėzus būtų palikęs ją kaip didžiausią palikimą ir brangenybę mums kiekvienam mylimiesiems Jėzaus mokiniams. Jonas apaštalas tai ir vaizduoja, simbolizuoja kiekvieną iš mūsų mylimąjį Dievo mokinį. Taigi, pirmoji priežastis, Marija yra Dievo motina, antroji, ji yra mūsų motina ir trečioji, kodėl verta ją pasiimti į savo namus, į savo sielą, į savo dvasinį gyvenimą. Tai priežastis, kad Marija yra karalienė visų šventųjų. Tai mūsų svarbiausia, gražiausia užduotis šio gyvenimo kelionėje siekti šventumo. Apie tai kalba popiežius, daug šventųjų, primena bažnyčia, visuotinis
pašaukimas į šventumą. Kiekvienam krikščioniui per krikštą gautas. Ir Marija, būdama pati švenčiausia iš žmonių, būdama karalienė visų šventųjų, mums tampa ir geriausia mokytoja, kaip siekti šios užduoties, šios privilegijos. Ir jinai tarytum geriausia Kristaus mokinė, kaip pavyzdžiui studentai arba moksleiviai mokyklai ar universitete, artėja atsiskaitimas ir žino, kad kažkuris kurso studijų draugas tą dalyką gerai išmano ir dar turi klausimų, abejonių arba nespėjo pasiruošti pilnai ir paskutinės pertraukos minutės eina prie to draugo ir prašo, padėk man, tu gerai žinai, ar gali man paaiškinti tą klausimą. Taip Marija tikėjimo kelionėje yra mums geriausia mokytoja, palydėtoja, patarėja, nes jinai yra šventumo etalonas, viršūnė. Tai, ką gali daugiausiai žmogus pasiekti iš Dievo malonės, aišku. Ir Marija yra malonių pilnoji, taip ją sveikina net angelai. Ir dėl to mūsų šventumo mokytoja, mūsų šventumo globėja, galima būtų sakyti taip šiuolaikiškai mentorė, įkvėpėja. Ji žino tiesiausią ir greičiausią kelią prie Dievo, kelią į dangų, kelią į šventumą. Taigi, artėjant dideliai mergelės Marijos iškilmiai, vienai iš 4, kurią švenčiame kiekvienais metais, nekalto prasidėjimo iškilmiai, prisiminkime, apmąstykime, kodėl mums tokia svarbi yra Marija, kodėl tokia reikalinga kiekvieno mūsų tikėjimo kelionė. Pirma, dėl to, kad yra Dievo motina. Antra, dėl to, kad yra mūsų motina ir ji yra karalienė visų šventųjų.